Kiek būna draugų daug, visi ten ambicijų turi savo klausyk. Tu važiuosi, nori į kaimą gyventi, turi pagalvoti transportą, susisiekimą. Vis tiek pirmi metai, iš kur tu pinigų gausi, tai darbo vietą, kaip iš darbo nusigausi. Šitie logistiniai dalykai, transporto dalykai. Jeigu tu gyvensi, nori gyventi kaime, viskas gerai, viskas smagu, bet tu pagalvoji, kaip tu važiuosi, kaip kas. Tada kitas dalykas, įsivertinti sodybos kelią. Nes kelią padaryti iki namų ganėtinai irgi nepribu. Sekantis dalykas elektra. Kiek elektros yra, koks įvadas, kaip yra, tada namą įsivertinti. Pamatai, stogas, ar ten reikia tvarkyti, ar nereikia, viskas kainuoja. Stogą pakeis kainuoja vis tiek nuo 10 000 eurų. Kelią pasidaryti kainuos nuo 10 000 eurų. Elektrą atsivers kainuos nuo 10 000 eurų. Tai turi įsivertinti, ar tu tikrai patiems ir esi pajėgus. Ir visą tai padaryti. Tai manau, čia svarbiausia. Tu gali daug žmonių galvoja, fantazuoja ir neįsivertina. Ir iš ko tu gyvensi ten kaime, ar tu dar turi kažkokį manikimą kaime, ten mačiučių dar kažką, tiesiog verslą turėjo tiesiog važinėti darbą. Tu visus tos dalykus reikia įsivertinti. Tai buvo iššūkiai, bet tuos, ką pasakei, jums buvo tie iššūkiai, ar tiesiog... Jo, viską, ką pasakiau, mes tiesiog perėjom tuos dalykus Ir tai nebuvo įvertinta iš pradžių? Ne, nebuvo. Nes mes šiaip tokie ganėtinai spontaniški, mes mėgstam iššūkius ir mes, šiaip aš tokį darantis viskas. Ir mes kartu dviesi viską ir padarėm nuo pradžių. Buvo, aišku, ten ir sunkumų, ir žiema sunki, ir ten kiauras namas. Atsikėlė naktį 12 laipsnių, į lauko tualetą. Pečių sudegė, privažiuoti negali. Nuo kokio spalio iki balandžio iki namų negali važiuoti, nes kelio nėra. Tai visus tos iššūkius praėjome, dabar mes kaip užsigrūdinę esame šito klausimo.